tokia įdomia tema. Sveikinamas, taip. Nu, ne visai Konspiracijos įprasta. teorijos ir, aha, ir kiek jose tiesos. Pas mane šiandien svečiuojas mano mentorė, Žaneta. Ir žinai, Žaneta, mes visada arba prašom prisistatyti, ne, arba pačios vardinam ten titulus, kaip mes pačios juokaujam. Ir šiandien aš vat, noriu kitaip, noriu tą pačiai, vat, viena, jeigu tuo vienu vat, titulu, ne, mes taip juokais vadinam titulais. Kokį save apibūdintum vienu iš tos gausybės? Potencialas, potencialas. Nes tiesiog visi tas ir esam, ar ne? Tai va, į kokį potencialą, į kokią versiją, kaip sakoma, save įkišam, kokioj versijai žaidžiam tą žaidimą žemėje, tai va, tuo ir patampam. Tai jeigu vienu žodžiu, tai toks tiesioginis mano būtų potencialas, beje, knygai perkurk save irgi taip save ir įvardinu. Nes visa kita Nu, tik va. etiketės. Nu ir kaip smagiai, ne? Ir įdomiau taip, kaip tų visų. Taip. Tai va, tokia tikrai šiandien labai įdomi tema. Ir gal net klausimas, ne, kai net ir iš savo grupės buvom sulaukusis, kad gal nereikia apie tai išnekėti, ne? Kad ir taip čia pilna to. Tai koks mūsų tikslas, kad iš kitos pusės taip parodyt, kad kam, ne, to reikia, kad kuo to siekiama. Jo, nes visą laiką, kaip sakoma, lazda turi du galus, ar ne? Jeigu mes pripratę girdėti iš vienos pusės kažkokią tai informaciją ir mums atrodo, kad čia yra tiesa, bet gali būti ir kitokia tiesa. Tai va šiandien galėtume pasižiūrėti, jo labiau, kad kalbam apie sąmoningumą, tai man tiesiogiai labai gražiai siejasi konspiracijos teorijos su sąmoningumu, tuo vadinamu dvasingumu ir taip toliau, arba netgi sakyčiau dvasiniu nesąmoningumu. Tai va vien dėl to ir labai norisi šitą temą taip pat paviešinti ir tiesiog lai žmonės patys sprendžia, kokiamis tiesomis nori tikėti toliau. Nu, taip. Aš tiesą pasakius dabar tų konspiracijos teorijų jau mažiau išgirstu, nu, nes automatiškai laukas šiek tiek pradėjo skirtis, nes vis kažkokį kitą. Tai dabar net paskutinių, net ir labai ir nežinau, gal iš tų, kurie jau 3 metus, kad čia mus uraganai nusiaups, potviniai užtvindins, badai marai užeis. Šituos atsimenu ir žiūriu, kad ir jie aktualūs dar ir šiandien, ne? Ir man tai visada atrodo, nu, va, ta baimė, ne? Nu, kam, va, kam tą baimę siejam? Kaip, va, tu manai? Nu va, tai čia va ir yra tas, žinai, didysis paradoksas, sakyčiau. Nes konspiracijos teorijomis, kaip nekeista, labiausiai domisi ir tie, kurie domisi Mhm. karma. Karma, ar ne, visokiais tokiais dalykais, kur, nu, juk reikia kažkokio tai pasiteisinimo. Nu, juk reikia pasiteisinimo, kodėl nevyksta taip, kaip noriu. Bet kodėl mano gyvenime kažkas blogai, ar ne? Nu, vadinasi, kažkas trukdo, ko aš negaliu galbūt sukontroliuoti, ko kažko nesuprantu iki galo, ar ne, nu, tai va, karma ir konspiracija, tai čia labai geri tokie būdai pasiteisinti, žodžiu, bet kam, kas vyksta gyvenime. Nu, o dar ypač, jeigu tu eini jau tuo vadinamu dvasiniu keliu, ar ne, nu, tai ten, tai aišku, dar taigi žygdarbiai, kokie daromi vardan visos Mhm. ant žemės, sakykime, ar ne, planetos gelbėjimas, visi kiti dalykai, žodžiu, visi dabar toj misijoje išgelbėk planetą. Ir kuo daugiau parodai to, žinai, negerumo tos planetos, čia neva darysi dar didesnių kažkokiu tai ten, tuo jau, kaip sakau, medalininku. Ai, kuo daugiau, nu taip, kuo daugiau to blogio. Nu, Jo, taip. nu žygdarbiai, nu taigi reikia pateisinti savo visus veiksmus, ne? Tai va, tai aš tai pradedu jau žvelgti, kaip sakau, tą dvasinį nesąmoningumą ir čia, kurie eina dvasiniu keliu, neva irgi lenda į tas konspiracijas. Aišku, aš pati lindau, tai yra ir mano istorija, ką tu sakai Ir irgi. aš lindau. Tada, tai aišku, tai yra kiekvieno, nu taigi natūralu, ar ne, nes kaip sakau, tai jeigu karma domies, tai konspiracijom taip pat būtinai domėsies. O ypač ten, kur yra pinigai, o dar va ten, kur apie pinigus kalba eina, ar ne, nu tai ten iš vis kiek konspiracijų ir viso ko, nu tai vajei, nu kaip nesidomėsiu. Tai domėjaus labai, aišku, kol atėjo vėl aiškumas, kas ir kaip ir apie ką, ir, nu, žodžiu, tai yra natūralu, tai yra normalu, tai yra, sakykime, tam tikras etapas sąmonėjimo, vadinkim taip. Nu taip, bet tada toks klausimas, žinai, kyla, bet tai kažkas paleidžia tas konspiracijos teorijas, ne?
Nu tai taip, tai galim įsivaizduoti, ar ne, kokioj sąmonėje žmonės yra, kurie leidžia baimės. Ir visa tai, kas susiję, kaip sakau, su kažkokiais ten įbauginimais, ar ne, kažkas tai blogai ir čia išeities nėra, nes yra kažkas didesnis, galingesnis, ko tu negali ten niekaip suvaldyti, sukontroliuoti, kad ir ką darai, vis tiek jie ten randa būdų, kaip apeiti, ką padaryti. Tai čia visokie skiepai, tai čia, žinai, visokie ten tie jau robotai ateinantis, dar kažkas, nu, žodžiu. Ateiviai turėtų daug užpulti. Taip, ir ateiviai tame tarpe ir viskas, nu, žodžiu, žinoma, kad reikia pateisinti gi visur. Nu, tai negali būti viskas gerai, ne? Aha. Bet va Bet tas jau, šaltinis tada, va, pirminis, nu jis vis tiek iš kažkur ateina, tai kam? Tai naudinga vis tiek kažkam, va, tą baimę sėti. ai, žinai, čia vėlgi yra, aišku, lysti į pačią istoriją, prieš istoriją ar ten dar kažkur, tai ar ne. Aš paprasčiausiai galbūt, nors nežinau, kaip auditorija pasirengus girdėti šitos dalykus ar ne, bet aš kalbu paprastai apie paralelės. Tai va, iš kurios paralelės, į kurią paralelę, kaip sakoma, mes ten įlendam ar ne savo vizijoje, tai iš tos paralelės galim bet kokią informaciją, kaip sakoma, ir ištraukti, bet ar klausimas, ar norim mes būtinai toj paralelį ir gyventi. Čia jau kitas, tai va čia jau yra sąmoningumo reikalas, tai pasirinkimo reikalas. Bet, nu, tam tikri gyliai, ar ne? O kadangi viskas egzistuoja vienu metu, tai va visos paralelės, jos taip pat egzistuoja vienu metu ir vadinasi, mes tiesiog renkamės. Renkamės tarp šitų visų galimybių, su kuriuom aš noriu gyventi. Ir jeigu mano sąmoningumas siekia tik tiek, kad aš renkuosi gyventi baimėse kažkokios ar ne, arba klausyti tų, kurie skleidžia ten tas visas baimės ir visus kitus tokius negatyvius dalykus, nu, prisimesdami, aišku, ten visokiais didvyriais ir viso ko, aišku, ką mes jau suprantam. Tai yra vėlgi mano pasirinkimas. Jeigu man tai patinka, nu okei, aš ten esu, kol man patinka, ar ne, jeigu man jau jaučiu, kad jau, kaip sakoma, atsivalgiau viso to, nu tai gerai, aš galiu rinktis bet ką kitą, ar ne, nes primetimo nėra. Tai va, tai Taip, iš tos pozicijos žiūrint, konspiracija tai yra tiesiog sąmonės būsena. Ir sąmonės būsena tokio žmogaus, kuris, sakyčiau, netgi tiesiog imituoja tikėjimą, imituoja tą sąmoningumą ar dvasingumą, ar kas ten bebūtų, nes, nu, taip išeina, žiūrėk, traukos dėsnis veikia. taip, kuo labiau domies, tuo daugiau gauni tos informacijos ir tos energijos, tos baimės, nu. Taip, tai va, kažkas reiškia mano, ir aš čia, žinai, dar irgi, jeigu aš jau tokia, kaip sakant, pažengusi sąmoningumą ir dvasingumą, tai suvokiu, kad aš kuriu savo realybę, ne? Ir jau čia visur tai skanduojama ir visur, aišku, su to einama, nu ir staiga atsiranda kažkas galingesnis, kuris kuria už mane mano realybę. Nu tai kaip sakau, primetimas kažkoks atsiranda, ar ne? Kažkas pritraukia man mano realybę už mane. Nors suvokiam, traukos dėsnis veikia kiekvienam, sakykime, mes kiekvienas kaip magnetas esam į save traukiantis, ar ne? Nes viskas visatoje yra būtent šito principų pritraukimo. Tai vadinasi, aš pritraukinėjau ir tą informaciją, ir tos žmonės, ir tas visas galimybės, ir nu, žodžiu, viską, kas su tuo susiję, jeigu aš esu tame. Jeigu aš patyrinėju, kaip sakoma, bandau, žinai, kaip pagyventi šitoje paralelėje, kaip sakau, ar ne, tai tada taip, tai tada ir tyrinėju. Ir, nu, kol mėgaujuosi, tol man, aišku, atsiranda vis daugiau ko pasimėgauti. Bet vėlgi, tai yra sprendimo reikalas, kiek dar noriu ir kiek iš tikrųjų gerai su tuo jaučiuosi, nes pats pagrindinis signalas, parodantis, ar aš einu tikslingai ar ne, tai ir yra, kaip aš jaučiuosi su šituo, su bet kokia informacija, ar su bet kokiu žmogum, ar ne, ar su bet kokiais įvykiais, kas vis bevyktų. Kaip aš jaučiuosi. Ir jeigu viskas egzistuoja vienu metu, reiškia, aš turiu galimybę, kaip sakoma, jungtuką perjungti į kitą paralelę arba tą kitokią vibraciją, vadinkim, ar ne, į kitą sąmonę. Ir tada jau kurti iš tikrųjų iš šitos sąmonės, nebe iš baimės, bet iš jau tų kažkokių kitų aukštesnių vibracijų. Tai vėlgi, kaip sakau, pasirinkimas, nes niekas už mus nieko sukurti mums negali, nes niekas už mumis vibruoti negali. Žinai, dabar tu kalbėjai ir man tokia mintis gimsta, kad tai tarsi toks pasislėpimas, žinai, tampa, kad tu įsivaizduoji, kad tame visame reikale kaip ir dalyvauja, ten ir gelbėtojai atsiranda. Ir tarsi tokia kaip atsakomybės savo atidavimas, kad, nu, tave čia gal išgelbės, čia, bet jau puikiai žinom, kad kol tu savęs savo vidaus nepradėsi iš čia eiti ir gelbėt,
tai išoriai tų gelbėtojų tarsi irgi kaip ir, nu, nebus. Tai toks gal net ir pasislėpimas tada tarp tų Taip, visų ten tų įsivaizdavimų, kad ten kažkokie taip. gelbėtojai, ten judėjimai. Kaip jie? Akivaizdu, nu, tai žmonės gyvenantis baimėje, nu, tai jie ir ieško tų tokių, sakykime, ar ne, stipresnių, galingesnių kažkokių, va, kurie jau ten kažką supranta, dėl ko taip visi tą mistiką linkia, ar ne, nes aš tai nesuvokiu, aš nesuprantu, tai man įdomu tie, kurie kalba apie mistiką, apie kažką, nes, nu, jie kažkokie didesni atrodo, galingesni, ar ne, bet su jais saugu, nes jie kažką mato daugiau negu aš matau, ar ne, saugumo tas poreikis kažkoks. Ir mes, nu, natūralu, kaip sakoma, vis labiau matydami kitus kažkokius tai išskirtinius, didesnius ir taip toliau, vis menkesni jaučiamės patys. Nes savo galę, savo tą visą energiją ir tikėjimą, ar ne, mes perdodam kažkam, kaip sakoma, išprojektuojam į kažką kitą ir paskui po jais va slepiamės, va šitą, žinai. Nu, aišku, ten galim išprojektuoti nebūtinai žmonės, mes dažnai išprojektuojam į kažkokius daiktus, ar net ten akmenis, kažkokius kristalus, imkim, ar ne, paveikslėlius kažkokius, ten amuletus, dar ką nors, čia dar kita istorijos dalis, Nu, bet taip. irgi tai yra išprojektavimas iš esmės tas pats. Savo galių perkelimas į kažką, po kuriuo aš galiu pasislėpti ir tada jau jaučiuosi saugus, ar ne? Jo ir jie dar toks kaip, nu, kad, nu, ne paniškai tas toks, kad gina tą tiesą, ne, jau ten fanatizmas kartais net, nu, Nu, toks ir taip, kova kažkokia. bet žinai, čia irgi yra, nu, kaip sakant, aš iš šitos pusės, va, kaip galim suprasti, ne, yra visos tiesos ir jos yra tiesos. Jie irgi nemeluoja, sakykim taip, ar ne, specialiai ten irgi teorijų dar atskirai teorijoje nekuria. Tai va, tai žodžiu, jie gyvena šitoje tiesoje. Ir mes visi turim savas tiesas ir toje tiesoje gyvenam pagal savo sąmonės būsenas, pagal savo tikėjimą, sakykim taip, ar ne? Tai va, jeigu man, dar kartą pasikartosiu, tas mano tikėjimas jau nebepakeliui, aš tiesiog keičiu tikėjimą ir viskas, ar ne? Nes bet kokie įsitikinimai, jie valdo mūsų gyvenimą. Jeigu aš esu įsitikinus, kad tikrai va tai egzistuoja, tikrai tai yra, tikrai tai blogis, tikrai čia mane nori, nežinau, nužiūrėti, padaryti kažką, kažkur tai įsprausti ten ir taip toliau, ar ne, tai aš ir traukiu į savo gyvenimą visas tokias situacijas, kurios vibruoja va šitą baimę, sakykime, energiją, ar ne? Ir man įvairiais būdais manifestuojasi, jau nekalbant apie tai, kad aišku, atsiras vis daugiau žmonių kalbančių mano rate apie tai, vis daugiau bijančių, įbaugintų, masių ir taip toliau, ar ne? Ir tada vis labiau aš pasitvirtinsiu savo tiesą, nu nes tokia tiesa, nu nes va ir tam taip ir anam, ir trečiam, ir penktam, ir visiems jau taip, ir čia žodžiu, tas pasaulis tikrai žlunga ir baisu čia. Bet iš kitos pusės, ką tu pati beje pradžioje ir paliudijai, sakai, kad Taip. dabar, kai atsidūrė visiškai kitoje erdvėje, pas tave vis mažiau ir mažiau šitų konspiracijų ir visokių kitų dalykų, ar ne? Kaip tu sakei, aš atsivalgiau, žinai, ir jau čia jau net nebe metai, gal daugiau, kad tiesiog, nu, prasivalai nuo to viso, išeini į kitą ir automatiškai, net paskutinį, žinai, mačiau tavo laivą, kažką ten apie tas konspiracijas, tu ten pasakojau, Jėzu, galvoju, kas čia vyko, girdžiu tau patvirtą, jeigu nežinai, tai ir nereikia. Nu, ir galvoju, nebesidomėsiu, žinai, dar toks yra biški įpratis, kad, nu, Nu, jo. Nu, va, ir čia vėl konspiracija, čia dabar teorijų galim prikurti, nes sonata baigėsi transliacija mūsų, ne? Užšalo mergina, viskas. Tai va, tai žodžiu, paprastai kalbant, tai yra tik tai mūsų įsivaizdavimas, mūsų tikėjimas, kaip sakoma, kiekvienam pagal tikėjimą duota, ar ne? Tai jeigu duota pagal tokį tikėjimą, su kuriuo man gera, ko man gera tikėti, kaip sakoma, tai aš ir gyvenu šitam tikėjime. Jeigu man jau ten jaučiu, kad nebegera, jau, kaip sakoma, atsivalgiam to, tai keičiam į kitokį, ar ne? Ir ieškom tada visai kitokių informacinių šaltinių, visai kitokių žmonių ir viso ko, kas mums leis, žinoma, visiškai kitaip pamatyti gyvenimą ir visiškai kitaip gyventi. Ne baimėje, ne kažkur ten panikoje, ne dar kažkame, o tiesiog visiškai kitoj energijoje. Taip kad čia yra tik pasirinkimas. Ir tikiuosi, Sonata dar sugrįš pas mus, nes
mano supratimu, laivas dar vis tebe vyksta. Taip, tai bet kuriuo atveju, žodžiu, čia beje irgi praplečiant temą, kadangi jau dabar, kaip sakoma, erdvė tik tai mano, tai leisiu savo daugiau. Žmonės bijo visko. Žmonės bijo daugybės įvairių dalykų, netgi pačių paprasčiausių, elementariausių, va, imkim ar ne, užsiregistruoti kažkur. Yra kažkokios tai nuorodos, va ten registruotis, nugi baisu. Imkim tą patį MyVold, ar ne, kur mano atveju aš dažnai irgi įmetu registracijos formas, arba dabar va, bus renginys mano 16-17 dieną, irgi pasireklamuoju to pačiu, apie dvasingumą, apie visus tuos dalykus, ką mes vadinam pašaukimu, ir gausą pinigus tame tarpe taip pat. Tai va, kam yra aktualu, nepabijokite, užsiregistruokite. Registracijos nuorodas visada dalinuosi, praktiškai vos ne po kiekvienu savo postu. Žaneta Jūra profilyje, pasižiūrėkit, arba grupėje Perkurk save gausos sąmonę su Žaneta ir matysite, kad ten yra galimybė užsiregistruoti šitą renginį nemokamai. Ir be baimės tai darykit. Lygiai tas pats beje su MyVoldu. Jeigu tik tai žinutė apie MyVoldą, visada yra į registracijos nuorodą. Irgi nemokamai galite registruotis. Bet, ką aš esu girdėjus iš kitų, ir kitų pačių dvasingų, sakykime, žmonių, ar ne? Sako, nu, nesiregistruosiu, nu ir kodėl? Nes mano duomenys paskui kažkur gali panaudoti. Bet kažkur mano duomenys panaudos. Nu tai įsivaizduokim, su kokiom tada energijom, su kokiom baimė mes gyvenam ir ką mes darom apskritai. Tai leiskit man paklausti jūsų, kam jūs tokie jau labai labai įdomus esate, kad norėtų jūs ten kažkas kažkaip ypatingai sekti, užsekti, kažką ten padaryti su jumis. Klausimas labai toks retorinis, bet kiekvienas galim atsakyti savo, ar čia nesusireikšminimas kažkoks ir panašiai. Ar, nu, vat, matau, ir Sonata jau pagaliau parkeliavo pas mus. Aš jau leidau savo, žinok, pašnekėti ir tai, ką aš norėjau, tai tu ten rasi. Bet ar laivas nenutrūko? Ne, laivas nenutrūko, nes aš matau, kad jis tiesiogiai dar vis eina, bet čia pas mane tai jis keliauja toliau. Eina savo, nu va tikrai, žinai. Internetai dingsta, viskas dingsta. Taip, todėl, kad mes projektuojam tai ir tai yra natūralu, ar ne? Todėl, kad šitos temos jos vis tiek turi kažkokią tai dalį, vadinkim, paslapties. Kažkokio tai nejaukumo, dėl ko žmonės bijo. Netgi tikiu, kad po šituo laivu ne vienas net ir žiūrėjęs arba žiūrėsantis nei pakomentuos, nei net laiko nepaspaus, nieko, baisu, nu čia kitokios temos, nu tai negali pasirodyti, žinai, kad tu. Nu taip, bet žinok, iš dalies taip. Gal ir tu teisi, žinok, nes atrodo, nu, va, tai kaip čia pasirodyt, kad, nu, va, ir aš, kad, va, tikėjau, kad į tą, nu, tokį, nu, net ir labai irgi, va, kažkurio momentu buvau ten pasinešus ir sėkiau ir atrodė, kas čia, žinai. Iš kitos pusės, tai, pavyzdžiui, mane labiausiai tai buvo užkabinę, va, tuo karantinais, ne? Tai kaip ir toks sustabdytas gyvenimas, žinai, tokia kaip, žinai, kaip iš tos atsimenu istorijos mokyta, kad žmonėms reikia duonos ir žaidimų, žinai. Tai toks kaip kažkokia, vat, nu nežinau, kaip tikslas, atrodo, nu koks tikslas, bet vat, toks vat įdomu kažką čia žiūrėti, tyrinėti, toks, bet tas vis tiek vat, toks yra. Ir po to, nu. Visada viskas turi du galus, kaip sakau, ar ne? Tai yra pliusinė ir minusinė, tai yra teigiama ir neigiama, bet į kurią pusę mes savo dėmesio, kaip sakoma, pasislenkam šitoj tiesiai, ar ne? Tai va nuo to priklauso, kas mūsų gyvenime ir kūrėsi. Jeigu atvirai, kai buvo karantinas, aš gyvenau normaliai tą gyvenimą ir net nežinojau, kai ten netgi praktiškai iki pabaigos net nežinojau, kad pasirodo degalinėse negalima ten užeiti ir taip toliau, ten kur aš eidavau, viskas būdavo galima. Nu tikrai, žinok, va, tie dalykai, kurie daugeliui atrodė ten siaubas baubas, aišku, iš pradžių, kaip sakoma, tas informacinis srautas, žinai, oi, čia kažkas tai darosi. Tai žinoma, kad pradžioje, kaip sakoma, susimėtai ar ne, bet va, tikslas ir yra nepasiduoti masiniai tai psichozijai, o kuo greičiau sugrįžti į save, į savo vidinę ašį, kaip sakau, ar ne, į tą savo kūrybą ir kurti iš to momento, kuriame tu esi, ieškant ne minuso ir vis plečiant minuso pusę, o čia kaip siaubai visokie būbai ir taip toliau, ar ne, bet plečiant tą teigiamąją pusę, pozityvėje pusę, nes visada yra kažkas pozityvaus, net ir juodžiausiai dienoje kažkokio. Taip, šituo 100% sutinku.
Ir Nes dažniausiai taip yra. Ir dažniausiai taip yra, todėl kad viskas yra gerai, tik tai va tas vienas juodas kleckas, kaip sakoma, į kurį mes spoksom, žiūrim ir aišku, to savo dėmesio išdidinam. Jau jis patrodo per visą lapą, jau ten pas mus, ar ne? Tai iš tiesų tai reikia patraukti dėmesį nuo to, kas nepatinka ir žiūrėti ten, kur patinka. Ir čia visur, bet kokioj srity yra taip, absoliučiai su viskuo. Ar tai sveikatos reikalai, ar tai kažkokie piniginiai reikalai, ar ne, ar tai santykių reikalai, ar dar kas nors, kai mes užsifokusuojam ant to negatyvumo, nu, tai kaip jis gali nesiplėsti mūsų gyvenime, jeigu mūsų fokusas ten, ar ne? o ir dėmesys ten ir energija, ir dar labiau visą tai mes išdauginam, išdidinam. Ir nesvarbu, ar tai teigiama ar neigiama, ne? Taip, tai čia sakau, ir beje, kai tavęs nebuvo, čia irgi leidau savo pakalbėti dar truputėlį ir kitoje vietoje, kur tos visokios baimės ir slėpimasis ir taip toliau. Sakau, čia, žinai, kada būna registracijos formos, va tu pati irgi darai renginį, žinai, aš darau va renginį, čia vėlgi 16-17 dieną kviečiu ir pakviečiau jau beje, kol tavęs nebuvo. Sakau, drąsiai registruokitės, nieko ten baisaus nėra tikrai, niekas jūsų ten kažkur tai duomenų labai jau ten Ai, taip, nenužiūrės, taip, nepanaudos, taip, nes čia ne iš vieno girdėjau, nu taigi paskui ten kažkur panaudos, ten žinai, Facebookas, ten dar kažkas, jeigu ten nužodžio. Tai taip, aš sakau, taip, leiskit paklausti, iš kur tas susireikšminimas, kad čia tokia labai reikšminga, kad tave ten labai reikėtų kažkur naudoti, žinai. Aišku, kitas momentas, kaip sakoma, nu gerai, reklamos visokios ar ne, nu tie visokie brukalai ir taip toliau. Bet vėlgi, čia žmonės taip pat klaidingai mąsto, sako, jeigu aš jau ten užsiblokuoju kažkokias tai reklamas arba savo ten duomenų kažkur tai nepatvirtinu, neduodu ar ne, tai man tipo reklamų neduos. Ne, blogoji žinia jums, mėlyjeji, ta, kad reklamos jos vis tiek bus, tik jau jos bus netikslinės, nes jūs neparodėte, nepaspaudėte, kaip sakant, tikslinio tokio, žinai, kad man šitai įdomu. Jums rodytų tai, kas jums įdomu. Jeigu jūs nebėgtumėte ir nebijotumėte visų tų dalykų, ar ne, bet kai jau bijom ir bėgam ir niekur, kaip sakoma, slepiamės, nu tai ir gaunam, tada ir paskui sakom, reklama blogis, nes tiek visokio čia šiukšlyno. Nu tai padarykit taip, kad nebūtų to šiukšlyno. Žinai, net aš pasakysiu, jeigu jau taip viską labai bijai, tai reikia visus socialinius tinklus ištrinti. Kompiuterį išmest. Nepadės, smagiausia, kad nepadės. Nes ta baimės energija, jinai per visur, tai ne tik Ai, socialiniai. nu tai jo, tada tiesiai į veidą, neklausi. Visur, kur tu be nueisi, kaip sakoma, kur su kuo be susitiksi, viskas tau vibruos baimė, jeigu tu gyveni baimė. Ir koks skirtumas, ar socialinis tinklas, ar nesocialinis. Nu, žodžiu, čia visiškai tie išoriniai, ką mes įsivaizduom, bet šitą, jeigu aš panaikinsiu, išoriai kažką, tai aš jau būsiu laiminga, ar ne, viskas bus tada gerai. Nieko panašaus. Viskas čia, viskas nuo pradžių, nuo čia prasideda, nuo vidaus, ar ne? Kai savo viduj būsiu ramybėje, tai man niekas nepakenks, niekas man kažkokiu tai grėsmių nekels ir visokių kitokių dalykų nebaugins, žodžiu. Tai va, tai čia yra elementarus, paprastas dalykas, ko žmonės nesuvokia. Ir netgi tikiu, kad šito mūsų laivo daug kas net nepažiūrės vien dėl pavadinimo. Todėl, kad, nu, taigi, čia baisu. Nu gerai, bet žiūrėk, yra toks posakis, kad kiekvienoje toj sąmokslo teorijai yra dalies tiesos. Nu tai taip, tai va aš tą ir sakau, kad visos tiesos egzistuoja. Visos tiesos egzistuoja. Kuo tu labiau tą tiesą, ale tiesą, kurią tu nenori, kaip sakant, plėsi, tuo daugiau tu rasi prie ko prikipti. Nes nėra kažko tai vieno, vienintelio, ten, va, kaip sakoma, Dievas, galima įsivaizduoti, bet ir tai ne kažkoks sėdintis ant debesies, o tai yra sąmonė. Ir vėl grįžtam prie to paties. Tai yra sąmonė, kuri, va čia, sakykime, ar ne, mūsų erdvė, jinai yra atitinkamų vibracijų. Tai va čia baimių sąmonė, ji pumpuoja, sakykime, ar ne, nu tie vadinami, galbūt girdėti pavadinimai egregorai. Tai va jie pumpuoja savo tos sąmonės, ar ne, projekcijas į mūsų sąmonę, į mus. Ir mes pagaunam šitas vibracijas ir, baisu darosi, ir lygioj vietoj baisu darosi, eini pro kažkur ir jau ten baisu, nei iš šio, nei iš to baisu. Tamsa baisu, dar kažkas baisu, ar ne, pro kažkokį keliuką praeiti baisu. Todėl, kad va, ten daug yra suprojektuota tos, sakykime, negatyvios informacijos, kurią tu nuskaitai. Jeigu tu suvibruoji per savo baimės, tai tu automatiškai savo lauką prisikvieti, kaip sakoma, draugelių nereikalingų. Ir arba tų sąmonių, arba šiuo atveju žmonių atitinkamų sąmonių, su kuriais va toliau ir, kaip sakoma, žaidi tą žaidimą, ar ne? Bet jeigu tu suvoki, kad tu gali iš savo sąmoningumą, kaip sakoma, perkelti į kitokį lygmenį, ar ne,
negyventi tame, toj grėsmė ir baimė ir taip toliau, bet perkelti į kitą lygmenį, tu atitinkamai trauksiu visai kitas aplinkybės ir kitus žmonės. Ir čia bus taip pat tiesa. Ir va, kaip tu sakai, kiekvienoje tiesoje yra tiesa taip, tai va žiūrint, visos tiesos yra. Tai žiūrint, kurioje tiesoje tu renkiesi egzistuoti, gyventi ir Nu, kurti. jo, kaip dabar posakis sako, kažkur karas, o pas tave taika. Tai kaip Taip. renkiesi gyventi. Ir va čia yra, kuo mes daugiau tos baimės, tos kovos, nes šiaip kovoti reikia, čia žemė reikia gelbėti, čia visą kitą, ar net tie visi dalykai, va tai yra, nu kas, tai yra kovos energija. Tai kaip mes galim tos kovos energijos nesukurti tiek daug, kad paskui išsproksta, kaip sakoma, tų pačių karų pavydalų ir taip toliau, ar ne? Vėl elementarūs dalykai, ko žmonės nesuvokia ir įsivaizduoja, kad kuo aš daugiau kovosiu prieš kažką, tuo lengviau ateis kažkokia taika, nieko panašaus, tuo daugiau karo energijos sukursite, tuo daugiau sproginės įvairiom formom visam pasaulyje. Tai vat vėlgi žiūrėkim, ką kūrėm, ar ne? Va čia vėlgi tas pats sąmoningumas arba nesąmoningumas, Taip, nesuvokimas nes žmonėm. dabar daug tos susipriešinusių stovyklų ir tarp tų pačių ir tų sąmoningų žmonių. Taip. Tai va, tai aš irgi kažką esu priešas, nu taigi aš dabar labai nepatogiai kalbu tiem, kuriem vat, fanatiškai nori tikėti va šitą tiesą, jūs tikėkit, aš nesakau netikėkit. Jūs tikėkit, kol jums patogu, kol jums gerai, jūs ir tikėkit, kol jums patinka būti šitai sąmonė ir tikėkit. Aš irgi ten buvau, ir Sonata ten buvo, ir praktiškai visi ten pabuvojam kažkokiu tai momentu, ar ne, nes informacija ateina, kaip sakoma. Bet visada turim galimybę pasirinkti kitaip. Ir vėlgi atrasti kitokį kūrybos, sakykime, pradą, ar ne, o ne iš baimės, ne iš kažkokio tai siaubo, ten noro, kaip sakom, slėptis, bijoti ir taip toliau. Nu, kol reikia to matyti, to reikia. Turbūt visko reikia, ne? Taip išeina, ar kaip. Tai taip, supranti, mes patirinėjame, mes ir ateinam patirinėti viską, bet va, kiek, žinai, užsiciklinam ant to kažkokio tai patyrimo ir atrodo, kad jau ten išėjimo nebėra iš to patyrimo, atrodo, jau va, Nu, čia jo. taip viskas tik toks ir tai yra, tik tokia tiesa, ne. Aš irgi ilgai gyvenau kažkokiose vis tiesose, kur žinai, užsiciklinę, atrodo, vienintelė tiesa. Ir nesvarbu, ar tai yra ta tamsioji tiesa, ar ta šviesioji tiesa, ten irgi yra užsiciklinimas. Ir kai mes suprantam, kad net ir čia yra, kaip sakoma, irgi tam tikros jėgos, kurios manipuliuoja mumis, ar tai šviesos Būtent. pasaulis, ar tamsos pasaulis, nesvarbu, kas tai būtų, tai tol tu ir pasiduodi to manipulacijom, ar ne? Bet jeigu tu suvoki, kad tu sąmoningai renkiesi, su kuo tu nori bendradarbiauti, su kuo tu nori, kaip sakoma, kurti draugę, bendrą kurti, nu, tai va čia jau atsiranda sąmoningumas. Ir mes niekaip negalim sukurti gėrio, varydami ant blogio kažkokią tai, ar ne, mes galim sukurti gėrį, tik tai kurdami gėrį. Tai va, tai tikslas ir yra žmonėms įnešti suvokimą, kad viskas absoliučiai nuo jūsų priklauso, kiek šito viso tamsos, ten blogio, ar kaip ten be pavadinsime, ar ne, bus šitam pasauliu. Todėl, kad tai yra absoliučiai nuo mūsų pasirinkimo priklausantis dalykai, nes mūsų pasaulis kuriamas per mus kiekvieną asmeniškai. Kuo daugiau bus mūsų šitoj sąmonėje ir tam tikrajam suvokime, o ne baimėje, kad kažkas čia mus valdo ir manipuliuoja, ir net tuo daugiau mes išskleisim visiškai kitos sąmonės energiją. Ir gyvensim visi ten savo džiaugsmingai ir laimingai ir net nebus su kuo nei kovoti, nei ant ko pykti, nei ko bijoti. Taip, Žaneta, dabar tu kaip sakai, iš tikrųjų, tam atrodo, kuria gerą, bet per tą vat vėl jėgą kažkokią pyktį, teisimą ir tas gerumas tada, nu jo, kyla klausimas, kame, jeigu ir vėl tik visur tie susipriešinimai, baimės, pykčiai, tai ką kūriam? Ja, nes yra, matai, daug interpretacijų, daug, kaip sakoma, Visi įvairių. nori savo tiesą padaryti tiesą. Nu taip, ir va, dabar prašom eiti paskui mano tiesą. Aš Taip. realiai. Paskui Žanetos tiesą dabar. Ir tikrai, jeigu jums nusibodo viena tiesa, prašom eiti su šitą tiesą. Ir tikrai jinai egzistuoja, jinai yra, tik tai jūsų pasirinkimas yra, ar norit su ja gyventi, ar norit su kita tiesa gyventi. Jūsų pasirinkimas, aš sakau, aš skanduoju savo tiesą taip pat ir garsiai skanduoju. Ir aš džiaugiuosi, kad aš tai darau ir džiaugiuosi, aišku, tais, kurie išgirsta. Bet lygiai taip pat aš visada skanduoju ir tai, kad jūs turit pasirinkimą, jums kaip jūs norit, kur jūs norit, su kuo norit. Bet jeigu jums gerai taip, kaip yra, tai ir būkite ten toje tiesoje. Bet vėlgi sakau, jeigu nebegerai, laikas keisti. Ir nesvarbu, koks kontekstas tai būtų, visada yra kita galimybė
kitoks suvokimas, kitoks pamatymas, kaip sakau, tai pačioj lasdoj kita pusė visada egzistuoja. Atraskim ją. Taip. Nes tik mes patys kūrėmės, kaip mes gyvensim. Va čia gera žinia iš tikrųjų, kurią gal įgarsinta, bet kažkaip vat, iki to vat, gylio dažnai nedaeina taip paprastai Nu, todėl, pasakyti. kad visą laiką, kaip sakau, žinai, tengi turi stogas kažkoks būti, nu, negali būti viskas taip gerai, nu, kai karma turi būti, arba kažkoks ten turi būti, va, ten kažkas tai, nežinau, kas ten tose konspiracijose pats aukščiausias, kaip įsivaizduojamas yra. Tai va, tai viskas yra laipteliai, bet žinai, dažniausiai, žiūrėk, kas irgi įdomu, tais visais domisi tie, kurie iki to laiptelio labai labai toli ir ypatingai čia, kaip sakau, labai susiję yra su pinigais, ar ne, nes kuo daugiau pinigų turi, tuo daugiau valdžios turi, nu, principas toks. Ir va tie, kadangi ten jiems visiškai nematoma, kas ten yra, nes tiesiog visų pirma ir sąmonės visiškai kito ligmens yra, ir galimybės kito ligmens, jie tiesiog neturi galimybių patekti, sakykime, ar ne, ten ir todėl, aišku, ten daug mistikos, daug Taip, taip. prisigalvojimo, nu ir daug vat, to neiškumo ir tas neiškumas, nežinojimas gimdo visokias va, tas teorijas, tos, kuriomis čia sklaidomės visur ir, nu, ir gyvenam, kas norim juose gyventi. Tai va tik tiek. O jeigu mes žiūrėtume tik tai savam laukia ir čia skleistume tą, ar ne, gerąją vibraciją, vadinkim, nelipdami ir neieškodami ten kažkur kažkokių tai galų, kurių net nėra, nes tai yra dar kartelį sąmonės būsenos, kurios yra, kaip sakoma, į tam tikrus žmonės. Ir ten tikrai aukščiausiose viršūnėlėse nėra patys blogiausi, nes kuo daugiau aš, sakykime, tų žmonių pažįstu, tuo daugiau matau, kad ten yra labai daug gėrio skleidžiantys žmonės, labai daug gero darantis dėl tų pačių, kurie ant jų varo. Ir čia, žinai, toks, nu, bum, bet vis tiek jie daro tos savo gerus darbus. Nu, bet, kaip sakant, kiekvienas, žinai, renkasi. Tie patys Jo. ten robotai, dar kas nors ten, taigi viskas irgi yra į gerą, bet kaip mes tai panaudosim, kaip ir kiekvieną dalyką, priklauso nuo mūsų sąmonės. Ir tu vaduok tą gerą daiktą tam, kurio sąmonė tiek teveža. Nu, Mhm. tai ką jisai Kas padarys su sukurs, tuo? kas Ir va dėl sukurs. to ir kyla tie karai vis, ar ne, nes, kaip sakoma, ne tai sąmonė nuleista informacija. Tai va dėl to ir yra natūralu, kad ta informacija ne visiems paduodama, nes tiesiog su kažkokia tai informacija tu gali nesuvokdamas taip padaryti žalos, kad ir pačia geriausia, kad ir tą pačią meilę, ką mes žinom, ją galime ir geram panaudoti, ir negeram panaudoti, ar ne, ar ten ugnį kokią, ar ką ten bepaimtum. Viskas turi savo tą spektrą pliuso minuso. Ir nuo žmogaus sąmonės priklauso, tai kadangi sąmonėjimas vis dėlto vyksta, žmonės, kaip sakoma, tame augimo procese vis daugiau tos informacijos mums yra nuleidžiama, nu jau, kaip Taip. sakant, prieinam prie jos, ar ne, nes, nu, jau pradeda mokytis valdyti, nes, nu, aišku, jeigu tu tik tai teoriškai žinosi, o neturėsi pačiupinėti ar ne nieko, tai nelabai turi valdysi. Tai va, tai yra paduodama po trupinėlį, kaip sakoma, ir žiūrima, žinai, kaip tie žmonės reaguos, kokia ta sąmonė jau, žinai, ar galima daugiau jiems duoti, ar galima daugiau. Ir dabar, vat, masiškai jau pakankamai jau, ar ne, tie pokyčiai vyksta, tai va, daugiau to masiškai ir informacijos, ir tos, nu, to naujumo tokio visokio ateina į mūsų gyvenimą. Ir tai yra labai gražu. Tik vėlgi nepanikuojam dėl to, suvokiam, kad bet kas gali būti panaudota geram ir negeram. Ir nuo mūsų sąmonės priklauso, kam mes tai panaudosim. Ar daiktus, ar pinigus, ar bet ką absoliučiai šitam gyvenime ir šitam pasauliu. Jo. Sąmonės būsena. Man to tokia išvada eina, vat, dabar iš vidaus, kad visų pirma atsakomybę už save prisiimt ir kurt aplink savo tą daržą, tą gyvenimą, kokio tu nori, kaip tu nori, o ne žiūrėt ten, kur tu, nu, Vis tiek ten nieko neišdėsi, nekuri. jo, vis tiek tu taip nesuvoksi tų dalykų, kaip ten suvoki, nes ten visiškai kitokio mąstymo dalykai ir dėl ko tai yra daroma. O čia paima kažkokią nuotrupą, jeigu iš ten kažkur, kaip sakoma, nulykinta informacija, žinai, nu ir paskui išpučia burbulą visai ten, kur nėra lygioj vietai. Nu ir paskui, aišku, jau su to burbulu reikia dar daugiau visus pajungti į tą burbulą, nu ir čia jau kovojam su kažkuo, žinai, su vėjo malūnais, vienu žodžiu. Nu taip, kas tie tokie jau didieji tie sakytojai vadai, jie gal savo naudas kažkokias iš to gauna, tie, kurie ten pritarė, nu, tai jie pasimaitina tuo matyt, tuo visom informacijom. Nu, tai toks kaip Nu ir taip, vienas kiekvienas kitą žaidžiam savo atliepia. žaidimą. Kaip atliepia, jo, man tik, va, gal jau mes jau užsiplėpėm toks, va, pabaigai, kad visiems, kad pirmą, va, nuo čia pradėkim. Savo Taip, išsispręskim, tvorą susižiūrėkim savo visus viduje, visas konspiracijos teorijas vidinės, o išorė
man atrodo, tada tiesiog keisis. Kaip tu manai, Žaneta? Taip, tikrai būtent todėl, kad nuo čia viskas ir prasideda, ką mes jau sakėm, ar ne? Traukos dėsnio tikrai dar niekas neatšaukė ir nesiuošia. Tai va, Mhm. tai gyvenkim suvokdami tai, ne tik tai teoriškai, bet ir praktiškai taikykime, ar ne? Va čia, Ir darykime tuos žingsnius, kaip sakoma, iš tikrųjų iš sąmoningojo suvokimo, ne iš to, kad kažką išgirdau kalbant ir dabar jau viskas įtikėjau kažkokiam siaubo baubo pasakom. Sėkim tas pasakas, kuriuose gera gyventi. Tai va, taip, to ir linkiu. taip, aš prisidedu, kad pirmą čia susižiūrėkim visas teorijas, o kitas savaime susitvarkys. Spręs tikrai, net nebus ką spręsti tiesiog po to. Tai Tai ką, ką, smagu. ačiū visiems, taip, ačiū visiems, kad žiūrėjot ir tada iki kitų kartų.